Problemytės. Mercedes žvaigždė, kurį pačiupinėt, kad atidarys kažkokį. Na va, mes čia grįžom, mums tai labai smagu, antradienis. Tai jeigu atvirai, tai Aurimas išprausė, bet... Papraprausė. Bet reikia, jeigu kas žino, parašykit, kokią chemiją naudoti ar kaip. Aš tai žinau pats. Nu. Smėliasrovė vadinasi. Ne, kad be smėlio apsėti, nes po to kopsi 2 metus tą smėlį iš visur. Tai kaip iš pliažo praktiškai grįžus. Tai dar reiktų praplauti, bet šiandien didysis iššūkis yra tai, kad sužinoti, ar vairo kolonėlės dėžė prasilenks su naujoju varikliu. Tai nedaug žodžiaujam, keliamės mašiną, vežam tą variklį čia ir Aurimas sakė, dar reikės pagaminti kablį. Jo, reikia kažkaip prikabinti variklio priekį dėl to, kad Mersas palikęs ant superchargerio porą skylių varžtam, bet reikia kablio kažkokio. Tai va, tai kimbam į darbus ir žiūrim, kas čia gaunasi. Na, kaip matot, variklis įdėtas. Galim užkur. 30 cm į šoną, faktiškai skubį galima daryti. Tai kaip amerikietiškose automobiliuose superchargeris turi išlysti virš kapoto. Taip ir yra. Problema iš tiesų yra pirminė didžiausia problema, tai išmetimo kolektorius įsirėmė į vairo kolonėlės dėžę. Senasis kolektorius yra, jeigu atkreipsit dėmesį, su išėjimu per vidurį. O čia yra iš galo, tai dabar vėl išimam variklį, todėl išimam, įdedam ir nežinau, kažką pasakysim, ar čia įmanoma iš viso kažką padaryti. Kaip neįmanoma, viskas yra įmanoma. Ja, su tuo, kas dabar čia yra, sakykim taip. Tai dabar keliamės matyti kitą kadrą, kai jau kažką pribursim. One eternity later. Tai va, grįžom prie reikaliukų, tai pradedam nuo liūdniausias dalies. Problemytės. Tai pirma problemytė, kaip matot, mes atpalaidavę diržą. Čia trūksta dalykų. Tas dalykas, kurio čia trūksta, guli ant žemės, neišzvas spardo. Oi. Tai dar man pirštas buvo su juo pritrieškęs, bet čia viskas fine, tai būna. Tai jo, netelpa generatorius, nes čia labai prasta Merso važiuoklės situacija, nes kažkodėl tai svirtis jie nutarė įgrūsti į variklio skyrių. Mums čia, žodžiu, nedraugauja. Akivaizdžiai va matote šitą va. Jo, tai čia stipriai nedraugaujam, kol kas sprendimo neturim, bet idėjų yra. Toliau nesivairuoja, nes ten... Va, aš pašviesiu jums. Galite atkreipti dėmesį, va, ta pačia yra vairo kolonėlės traukės ir pati jo kolonėlės dalis gal. Ir kai tu suki vairą, jinai įsirėmė į karterį. Tai iš esmės reikia kitokio dizaino karterio ir Aurimas mano, kad gal tiks nuo kažkokio kito. Jo, šitokio M113 variklėje labai daug skirtingų modelių, ir džipus, ir kupus, ir ką tik nori. Jo, dabar būsiu paieškose ir ieškosiu kažkokių karterių, kurio pagrindinė dalis būtų čia kažkur per vidurį, kad mažiau ten vietos užimtų. Jeigu tokio nerasim, tai vadinasi teks biškį pamasažuoti su bulgarkė karterį ir jo susivyrinti taip, kad netrukdytų. Dabar aišku turim stipriai nuleisti variklį žemyn, nes dabar... Jeigu atkreipia dėmesį, jis dar kokį 15 cm, 10-15. Dar turim gan stipriai važiuoti žemyn, tai ten reikės nemažai traverso modifikacijų. Ir žinoma, pati paskutinė bėda tai generatorius. Reikia dar sugalvoti, kaip padaryti, bet Aurimas turi mintį, jeigu ką. Išgyvensim kažkaip sugalvosim. Jo, tai matyt šiandien darbai ties čia baigsis mūsų. Einam pailsėti ir paguglinti apie karterius. Matyt pasilgot Alfos, jinai mėlyna. Aurimi, ką galvoji apie mėlyną? Gal taip ir paliekam jau. O jeigu iš tiesų, tai 4 mėnesiai vėliau mes turime vis dar tokią pačią Alfutę.
Taip, kai kurie servisai yra darysim šiandien tikrai ne alfa. Ką Aurimas padarė, tai šiek tiek variklį ten vieną moduką. Tai dabar toj alfa nuleidžiam žemyn, įsivarom Mercedes ir tada jau papasakosim plačiau, ką mes ten veikiam ir veiksim. Taigi, kaip matote, variklis jau vietoje. Arčiau vietos, kuris turės gyventi. Kol buvo pauzė, tai aš įsigijau dalykų. Tai vienas iš dalykų tai yra S55 arba CL55 AMG karteris. Kuris guli štai čia? Ne, čia guli senasis Ai, karteris. ok. Čia yra CL55 karteris, kuris yra 3 dalių. Jis yra, kaip tas vadinamas, upper sump ir 2 lower sumps. Ir tepalo pompa čia yra nuo jo, kuri man irgi nebetinka, reikia keisti ir tepalo pompą. Bet jo, dabar karterio dizainas yra visai kitoks. Šitas karteris, didžioji dalis tepalo gyveno šitoj vietoj, kas yra prie greičio dėžės ir kas man labai trukdė su vairavimo mechanizmu. Dabar to S55 karteris neturi visiškai šitos dalies, čia yra kūda ir kuo arčiau prisispaudė prie bloko. Ir čia yra labai žemai. Visiškai taip pat kaip originaliam variklį, kuris buvo šitam Merse. Tai tas dizainas man labai tinka ir dabar dėl to mes taip daug žemiau pasodinom tą variklį ir jisai net puikiai fitina su mano visų vairavimo mechanizmu kol kas. Ir dar nesprendėm problemą su generatorium, kaip matot jau čia nėra, bet ten vėliau viskas spręsis. Išsipjaustis. Viskas spręsis. Tai va, tai šiai akimirkai turim apie 4 cm deficitą. Tai atsižymėsime vietas, kur reikia atpjauti ir bandysime išpjauti, atpjauti ir vėl kabinti variklį į vietą. Bandysim masažuoti. A few moments later. Kaip matote, variklis iškeltas, Aurimas nuiminėjo išmetimo kolektorių, nes šita vieta įsirėmė į lonžeroną, štai čia kažkur. Traversą atsižymėjome, kur reikia jį truputį papjaustyti. Atsisuksime dabar variklio pagalvę ir kronšteiną nuo pačio variklio. Štai šį galvojame, kad tiks, bet dėja aukščiai ne visai atitinka. Variklį reikia sadinti šiek tiek žemiau. Tai nuimu AC kompresorių, laikiklį ir bandom vėl kabinti variklį į vietą. Aišku, dar ten išsipjausime, kur atsižymėjome. Taigi dabar bandome pašalinti gazo traukę. Taip, traukę, ne trosą. Štai šį daiktą. Pasirodo, reikia pašalinti centrinę konsolę iš šono kažkaip patraukti. Ir tuomet ten gal atsikabins. Tai Aurimas dabar tą ir bando padaryti. Ką mes dar padarėm, tai mes čia šiek tiek daugiau pripjovėm. Nes norime turėti galimybę nuimti priekinę karterio apatinę dalį. Jeigu reiks kažką aptarnauti ar panašiai. Ir lygiai taip pat matosi, mes ten jau buvom pripjovę. Iš tiesų pasižiūrėjome, atrodo, kad ir kapotas jau turėtų tikti. Tai dabar tiesiog šalinam visas paskutinės smulkmenas, kurios gali mums trukdyti. Ir vėl sodinam variklį į vidų ir tuomet jau updatinsim, kokia yra situacija. Tai žodžiu, kad šitą daiktą nuimti, reikia nuimti centrinę konsolę. Mes taip pradžiai galvojam. Bet pasirodo, kad reikia nuimti ir visą panelę. Mūsų šis darbas dabar labai stipriai nedomina. Aurimas pastebėjo, kad... Ne, čia vis tiek ta dėžė, kur oras jau pasiskirsto. Tai visą reikia nuimti. Tai žodžiu, kampinis šlifuoklis, pašalinam ir bandom pakabinti variklį į jo vietą. Liminti? Taip išeina, jeigu neliminti. Taigi kapotas uždarytas, su Aurimu tikrinam, kaip prasilenkė. Šies skrydų čia per gratelės matas.
Viskas prasilenkė taip, kaip mes ir norėjom. Idealiai, čia, ta prasme, geriau negu tikėjaus. Tai iš tiesų, mums praeitą kartą, kai čia buvom, atrodė, kad čia bus. Vėl, kad čia neįmanoma sukišto variklio, pasirodo tas karteris išbiški masažavimas su kampiniu šlifuokliu ir žiūrėk, viskas. Viskas ne taip blogai, kaip atrodė iš pradžių. Yra ten dar niuansų su vairo kolonėlė, šiek tiek liečia karterį, taip? Ten smulkmena. Va ten tai tikrai smulkmena. Mercedes žvaigždė, kurį pačiupinėt, kad atidarys kažkokį. Kaip čia buvęs. Ane, Aurimai? Gerai, čia atrodo labai gerai. Tai ties čia matyti šiandien ir baigsime video. Jūs pasidalinkite su draugais. Ačiū, kad žiūrite. Ir susitiksime jau kitoje laidoje. Geros dienos.